Labas vakaras, bičiuliai. Visų pirma, noriu pasveikinti visas moteris su kovo 8-ąja. Būkite laimingos, mylėkite savo vyrus ir skaniai jiems gaminkite. Na, o dabar einame prie temos. Tema bus įdomi, todėl iš karto prašysiu pasidalinti, paspausti laiką, na ir pasiekti mano paskyras, jeigu dar to nesate padarę. O tema tokia. Šiandien tikrinom Ford Rangerį. 20 metų, automobiliui 4 metai, 120 000 ridos. Žodžiu, dabar komentatoriai, kaip visada, rašysite, o tai ką čia tikrinti naujam automobiliui. Klausykitės. Mechaninių defektų. Apstu, pradėkim gal nuo pačių baisiausių. Tai visų pirma, važiuojant, dėžė smūgiuoja, pro interkulerio šlangas tepaluojasi, variklio apačia tepaluojasi, pro tepalo alsuoklį bėga, pro galvos tarpinę, tiksliau galvos dangtelio tarpinę, tepaluojasi. Kėbulas pavargęs, ypač rėmas, bičiuliai. Tokio rėmo žiauriai senai nemačiau. Ir kai buvau matęs, tai automobiliui buvo tikrai ne 4 metai. Šito video gale įkelsiu defektų nuotraukas, pamatysite patys ir įsivertinsit, kaip gali atrodyti automobilis, turėdamas vos 4 metus ir mažą ridą. Taip kad, kaip ir sakiau, daugumoje savo video, nesvarbu, kiek automobiliui yra metų, automobilius prieš perkant reikia tikrinti. Kėbulas, kaip ir sakiau, pats kėbulas iš išorės dar nėra blogas, bet pats rėmas, kas tokiam automobiliui yra svarbiausia, yra žiauriai prastos būklės. Ir tai nėra jau paviršutinės rūdis, tai yra jau giliau įsisenėjusios rūdis. Ir svarbiausias dalykas, bičiuliai, automobilis turi visiškai, absoliučiai naują lietuvišką tech apžiūrą. Kaip visada pas mus lietuvėliai. Teisingai. Kad neužinti per daug burnos, nes vis dėlto šiandien šventė, reikia būti su savo moterim ir, kaip sakant, skirti dėmesį jom, tai kviečiu pasižiūrėti nuotraukas iš po patikros patiems ir įsivertinti bei parašyti savo nuomonę, ką jūs manot apie tokį automobilį komentaruose. Gražaus jums vakaro. Keliaujam per nuotrauką.